Tadadadam. Paskutinės savaitės naujienos. Įdomiausia turbūt buvo ta, kad buvo užtinė akys visos. Bet dabar lyg ir nieko. Viskas gerai pradėjau matyti. Na ir anksčiau mačiau, tik ne taip, kaip norėjau. Tadadadam. Bet gal apie viską nuo pradžių. Pirmiausia tai, sugadinau klaviatūrą. Neveikia tarpas. Tai kai rašau, viskas gaunasi be tarpų. Sukūriau spoilerį Fatboyaus galiniam sparnui. Nu, tokį spoileriuką gale. Išsinuomavau Vespą. Motomopedas. Pasivažinėjome su mylimąja. Norėjau sakyti, labai fainas daiktas. Gal ir fainas, bet nelabai fainas. Bet šiaip buvo labai linksma. Labai gera spalva buvo. Visi žiūrėjo, aš jaučiausi kaltas dėl maksimalaus greičio, nes visiems trukdžiau. Bet buvo linksma. Nuvykau tėviškėm. Esu Leipalingėme. Laukiu damos. Mamą aplankiau, Oninės buvo. Aplankiau draugus, klasiokus ir ne tik. Pasibuvom linksmai. Užėjau stadionan. Keletą kartų pagavau kamuolį. Keletą kartų spyriau. Gerai gaudai. Buvau koncertan Oninių. Mačiau laumės, baltos tokios, mėlynai šviesoje. Praleidau sekmadienį su šeimyna, mama, broliu, pažvejojome. Pagavau daug žuvies. Visokių tokių didelių. Bet sulaužiau meškerę. Ir šitaip baisiai nusivylus, grįžkime prie darbo, pagaliau. Na, kadangi grįžome prie darbo, tai truputį plačiau apie Fatboyaus sparną galinį. Padariau štai tokį spoileriuką. Taip iš šono jisai atrodytų. Čia gale stopukas. Tai galima pirkti ir visą komplektą, kaip sakant, galinis sparnas iškart su spoileriuku. Sėdynė bus truputį ilgesnė negu anksčiau, daeis jį iki pat spoileriuko. Nu, ne visiškai iki pat, liks centimetras tarpas. Išeiti visam brudui, kurį sukaupsite nuo galinio rato. Na ir grįžome prie darbų. Visą dieną sunkiai dirbom prie Fatboyaus priekio snukio. Pasikviečiau kolegą parodyti, kaip gaunasi. Žiūrėjom. Labai patiko viskas. Pėst načiort kompas pakibo. Nežinau, kodėl va taip nutiko, bet niekas neišsisaugojo absoliučiai. Ne šiaip būna, pakimba karts nuo karto, bet vis tiek kažkokie failai lieka. Karočią, viską pradėsiu rytoj iš naujo. Neturiu nieko ką parodyti. O buvo taip gražu. Velniop, varau namo. Paklausite, ko čia grįžau? Štai, su šito šiandien visą dieną pravargau. Ir dingo visi failai. Grįžau. Padarysiu tai, ką buvau nusprendęs padaryti. Kaip sakiau, taip ir padariau. Priekyje bus toks koziriokas. Vaizdas iš priekio. Na ir bendras motociklo vaizdas. Atrodys panašiai va taip. Nesu aš menininkas, dėl spalvų pretenzijų nereikšti.